Dievas daržinį atidaro. Šitų vidinį visų dien turi nešiotis. A vakare parnešti ir pakišti pagurbą dumčiam. Tada gyvuliai visų laik pareis tam kurban. Ka pirmą kartą išvaro gyvulius iš tvarto, tai sako, reikia piemenį aplaistyti gerai vandeniu. Tai sako, piemuo daug ramesnis būna, o karvės pieno daugiau duoda. O taviškiam jaunikiui duosiu 2 pupas, kad vaisingas būtų. O dabar jau tikra, kas Maduržienė atvažiavo, jau tikra. Jau dar neatvažiavo, mes laukam, kuomet on čia. Eina mėtykitės, ten į akį pataikys. Tai aš žinau, kas čia yra. Išvažiavo tas dikis su tuom, kas padorim, tai ratas gal turėjo.
žygiai versi. Neduokit kruopą išbastėsiu, neduokit miltą ištrūkysiu, neduokit miltą ištrūkysiu. Duokit Take it, just what's it doing? Go
Juk mes dabar jau tokie, man atrodo, esame, kad mes galim padaryti folkloro šventę padaryti tikrą folkloro šventę, kurioje nebūtų folkloros deficitas. Mes joms lietuvišką duoną, kad visi kartu valgytume, visi kartu dainuotume ir visi kartu džiaugtume. Vaikai, kas turite žvakėlės, kada pasiimti? Tai pramprojektų vyrai gal ateis čia, ar ne? Juk mes ne čia gėdosim. Mes einam pamažu, vis tik mes jau turime pirmieji. Gerai, mes atrasime. Gerai. Degamės, kas turi žvakutės prie aukuro ir pamažu. Zigmai, gal papaidinti? Nu gero, gal rytoj. Neišeikit, dar neišeikit. Padainuot. Kitą vietą, aukščiau. Viskas. Там žaidžia.
Jurgita, tu padėk pirmoji dainuoti, labai mažai jos te būna, irgi pirmoji. Gerai, padainuojam dar vieną karteliuką šito pačiu, nes labai antrų mūsų tokie stiprus jie. Dar karteliuką. Saulė nusileido už aukšto kalnelio, geidžia mano širdelė pas mergelę. Geidžia mano širdelė pas mergelę. Tvarkoj. O tik atsimenat žaidimą, ar ne? Visi ir vyrai. Taigi baisiai, ratuojani pas kažkokie. Pereini po dabar man čia. Kur yra Genutė? Genutė. Sodintienė. Paskutinis autobusas išvažiuoja. Laurinai, laurinai, mano laurinėlė mano, dainėlė mano. Medžioto darota, medžioto darota, darota mano, daročiota mano, mergėla mano. Ar patogus dainavimas? Čiut aukščiau galėtų. Būtų kad ir tu visada aukščiau dainuodavai negu dabar. Nu, jį vis keli prikimų šiandien, nežinia kaip, kai reikės padainuoti. Kur publika? Man dar reikia vieno. Pasivaikščiojimas. Jūratė, eik šok jonkelį. Greit. Va, yra Jūratė, šoka. Jūratė, kas? Kas laisvas? Va. Kap. Tau jau yra Jūratė. Tau jau yra. Kurie pradeda? Gerai, jasit pizavai. Andželvičių, ne, prieš dar yra toks lėtesnis truputėlį. Fonogramą. Tamsu. Gerai, už rankų. Tamsu. Susiėmė. Tamsu, tamsu, žalia girai, tamsu, 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 žalia girai, tamsu. Šviečia mėnesė saulutė, bijote aš vienutė, šviečia mėnesė saulutė, bijote aš vienutė. Tamsu, žalia girai, tamsu, 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 žalia girai, tamsu. Šviečia mėnesė saulutė, bijote aš vienutė, šviečia mėnesė saulutė, bijote aš vienutė. Tamsu, tamsu, žalia girai, tamsu, žalia girai, tamsu. Šviečia mėnesė saulutė, bijote aš vienutė, šviečia mėnesė saulutė, bijote aš vienutė. Visai nedusite, važiuojam. Radeliai, nedustam, visai nedustam. Savo nu. Andželvičio kelmo žiedsė guto, Andželvičio kelmo žiedsė guto, Andželvičio kelmo žiedsė guto.
Atgal! O, Untanas anekdotą pasakoja. Beveik, taktą, beveik. Šviežia. Nežinau, kaip čia išeis, bet... Nu, kaip visada, aš apie moteris vis tiek. Babelas tas. Tai irgi gyvena žvagelis su savo babelute, nugyvena neblogum želį, numirė. Žvagelis numirė, pakavoja, tavat išviežiai būta, tai to materialą kaip tik ateina, ant tų kapų, tai jau kad rauda, ašarėlas byra kaip upas. Tai vienu kart, kitų kart, trečią kartą beverkiant jai paundarokų varla. Ir žoka. To raudoja, bet kiek apstoja, saka vyrėlį, brangusis, vadai, gyvas būdamas dėl tą buvai paslaidys, nepastaisai ir numyrys. Tai dabar dar kitų. Gražiai. Paskui rytoj. Aš geriau papasakosiu, kaip važiavo pirštis vienas jaunikis. Bet paskui ir prie pebleinus paskui. Nu tai jau augo toks berniokas, jau, nu tai kaip seniau kaime, tai visų marškinėliais lakstydavo, nugi užaugo visas barnas jau. Nu jau reikia važiuoti ženytis, pirštis, piršlam važiuoti. Marškinėliais. Tai jau močia, jau kad važiuos jau čia ir piršlį atrodo, jau važiuos pirštis, tai jau pasiuvo kelnes. Nu ir kelnios ir su guziku, guzikų pirktinį įsiuvo. Nu tai jau tas berniokas jau čia džiaugias labai kelnios, nu tai čia jau visas džiaugas. Nu gerai. Važiuoja jau pirštis, nu važiuoja kur tai kitan kaimą, tolyti. Tam berniokui reikalas jau prispyrė, jau sako, piršlys stok tu čia prie miškelio. Nu, iššoko berniokas, nu tai kaip seniau, tai marškinėlius paskėla ir gerai. O dabar kelnios, nu, kokį daryt? Nu tai pasdaira, nuseva kelnios ant šakos paskabino jau, padoro, iš to greitumo tai užmiršo, vėl marškinėlius nuleido, strykt vežimą važiuoja. Nu tai nuvažiavo jau. Nu tai čia jau piršliai atvažiavo, nu tai už stolo toj, nu prie jaunosios jau pasodino, nu tai jaunikis ir gyrės, ale žinai, tai man sako, kelnes pasiuvo, į to guzikų pirktinį, jaunauji, tai parodygi tų guzikų. Jaunikis paskėla marškinėlis, nu yra guzikas, tai vienas, nu čia tiek, nu. Pasižiūrėjo abudu, tai sakė. Atsižiūrėjo. Ir kamerą nusisukudu. Šluota reiškia į viršų šitaip. Va dabar jau linai, tau. Tik pasufleru.
Veido jos pjaunė, sveiks karaliavo taris. Trečioj valandoj prašoko tartami nukryžiavokti mes neapkiam tave. Pasigailėk mūsų viešpatie, pasigailėk mūsų. Melskimės, tegul mums padeda visas kančias kentėti. Pasigailėk mūsų. Čia mūsų namas. Tak, berniukai, tegul Tai iškelia. va, dabar šitą vėliavą reikia mums iškelti. Oi. Nes vėl šitas per storas stogas. Modė. Čia jūsų mašina? Mano mašina. Ar vyro? Jūs asmeniškai? Mano asmeniška. Ir jūs žadat pirkti dar modernesnę? Ne, užteks šitos. Ir visi tokie. Kad mums nors vieną tokį. Senos ilgis, kurioje jūs būsite, yra 15 metrų. Senos gylis, kuris būsime 10 metrų. Visą šitą erdvę mes turime užpildyti. Šitas kambarys yra per mažas, kad mes galėtume jį, jis scena bus didesnė negu kad yra, negu kad bus scena. Pabandykim po šoks tėvulį šokinį padainuočiandį geriausiai suskambėjusią dainą nuo pusės Dunojėlio. Geriausiai sudainavome šitą dainą, kaip nebūtų. Ir aš dabar pabandysiu chronometruoti viską, pabandykim visą šitą padaryti, kiek mes užtruksim, tai labai svarbu. Anoj pusėj Dunojėlio, 3 posmelius. Gerai. Vieną dainuojat vyrai ir 2 posmelius visi kartu. Mergaitės nedainuokit garsiai. Gerai? Nepermuškit vyrų. Vyrai nedainuokit už nugarų, išeikit, pasirodykit truputį. Būtinai išeikit. Tai dabar aišku, kaip tą darbą. Man nebuvo kada galvoti. Todėl tai jau kartais ir už mane pagalvoti. O tik mes bendrom galim kur nors įsikapakyti man truputį labai jaučiasi. Kibitai ten sukinėjasi, jisai atsuki daugiau ten išeina to kvapo. Užsuki visai mažiau išeina. Kitoj vietoje vėl ten tokia kaip pas mūsų dezodoranto bonka prikabyta, vėl ten kvepia baisiausiai. Įeini kaip kokia parfumerijos parduotuvė. Juk nesijaučia tualeto kvapą, pagal kvapą nesiorientuosi, kur tuo. Vakar atėjau šeimininkė pakvėpinu, Daiva sako, skauda galva, einu, sako, nusipraus kvepalus, sako, tiesiog alergiškai. Is er nog mazzel bij dat er maar dat ze nou zo bijvoorbeeld. Pasiglamdys, bet jeigu mes išimsim iš
Lagaminoje, tai jinai bus kitaip pasiglamžęs. Pirmoji mūsų scena išėjimas, jūsų su ragais, jūs esate dėmesio centrai ir apsirengęs, o tai jūsų svarbiausia uniforma. Toliau pabūsi, ne tai su sermiga, bet geriau pabūsi be juostos ir su liemenė, negu kad su sermiga ir be juostos. Dar kartą perskaitau visą šitą. Taigi mes sakėm, kad neskubėjai. Norėjau, kad padainuotum ir norėjau, kad visus tris padainuotum. Bandyk dar tik nedaryk tokio labai žiauraus balso. Pas tavo truputėlį buvo, žinai. Ne, tai aš bandžiau iš jo. Tu kalbėk normaliai. Aš bandžiau, kaip jinai čia man suveržė paprasčiausiai. Tai ir dabar tau suveržta, tu kalbi tarsi, kai skaudėjo tau dantį, kai nenorėjai išsižioti. Ir kai dainuoji per uždarą burną, va šitoks garsas ir eina. Tai atsilaisvink šitą, kad galėtum normaliai dainuoti. Čia tu ne tik gražiai turi atrodyti, bet galėt dainuoti dar. Jo, beveik apimoka. Een van de Baltische staten, Litouwen. En ze zijn er verschrikkelijk trots op dat ze hier vanmiddag aanwezig kunnen zijn om hun cultuur aan u te showen. De groep heet Kupole en ze komen uit Kaunas en het zijn studenten van de Veterinaire Academie. Vanmiddag zal Litouwen een non-stop programma met dans en zang laten zien. Yeah.
gyvenime kaip svetimam krašti, nei tėvų, nei seserų, nei brolių, nei giminių. Rūtoj žalioji, palaisė mane saulute, rūtoj žalioji. Aštuoni vaka buvom. Kotrinėlį, Staselį, Juzelį, Kazelis, Kasėlis, Vaselis, Verelis, Iegnelis. Voka pažaliosios, žiema vasarelė, žadmonė pakersti, šipat rudenelė. Ana to žirgo, kantokas sėdėjo sėdėdamas, ant skripko krajinos sėdėdamas, ant skripko krajinos. 1909 metas mes sėdi sodu, Lanselių parakviju. Auga tėvas dideliam valiui. Nuo 8 metėlių tarnaut pradėjau. Iki 19 metų pas Palšius, pas Orboną, pas Votku, Zaborą, pas Stonkus. Ir atskrido gegužė tėvo sodelin, kukava rokava savo vargelius.
Volungės ir Volungės vyrus, kai aš vadovo pirmai paklausiau, sakau, ar jūs ką nors ten porą žodžių apie save sakysit, o jie tarp kitų ruošėsi į Olandiją, repetuavo aktyviai, tai sakė, ne, mes nieko nekalbėsim, mes tik dainuosim. Ir šiandien, švęsdami tą kalendorinę, pirmiausia, šventę, Jurgines, taip pat uždegsime ugnį. Ir noriu paprašyti, kad šitą ugnį mūsų užkurtų, uždegtų docentas Čepulis. Ir todėl, kad jisai pirmasis, kuris prieš 22 metus buvo įžiebta čia mūsų akademijoje, kuri 10 metų beveik išbuvo pogrindyje, vos rusenai, ir paskui 12 metų jau dabar, kai jinai, šiek tiek, mūsų įpučiama nuolatos, šiek tiek rusena. Ir prašom. Paveskit gerbiamam Jurgiai, nes Jurgių gal yra šiandien. Nėra Jurgių. Nu, jūs pabūsite ir Jurgį. Aš pabūsiu šalia Jurgito. Yra Jurgis. Jūs pabūsite prie ugnį. A Jurgitų yra. Išeidavo mergaitės už kaimo, būtinai sulipdavo ant tvorų ir pasilipusius ant tvorų šitą dainą dainuodavo. O vyrai laikė, kad čia yra pavasario atėjimas, bet derlių gali sumažinti ir botagais stengdavosi nuvaryti nuo tų tvorų. Pavasarį ir pasitikome su šitą dainą. Jorija geras vakaras, Jorija geras vakaras, Jorija
neatsitiktinai mūsų liaudis taip pamėgo ne kuriuos šventuosius. Jie turbūt labai artimi savo esybę visą mūsų tai dvasiai. Ir tas Jurgis, paskui mes dar kalbėsim, kodėl jis toks artimas mums visiems. O sakyčiau, mūsų specialybei, veterinarijai, ypatingai, taigi gyvulių globėjas. Kodėl jis gyvulių globėjas? Ir tik tai pas mus. Ir va, dabar pasiklausykime kantičkinės giesmės, senosios giesmės apie Jurgijų. Kaip jis piešiamas, kaip jis vaizduojamas mūsų folklore, senosiose giesmėse. Jau Jurgis. Dabar žemaitišką, ko nors dar pasakyti. Čia Antans vadina aukštaitišką, žemaitijų vadina Ontė. Tai va Ontė pasakoja apie gydymą, kad on jau išmoka 100. Nu ir aš 100 moku, bet pati pirmoji, kur mano mokytojai buvo tokie seneliai. Ana mokė moni, dar ne akademijoje nebuvau buvęs, nežinojau, kad tokie yra. Bet ana išmokė mani, ką pregydyti išpompusią karvę. O žinot, kas yra išpompus, pasidaro drūktą didelę ir paskui pasidengia. Na, tebūn. Tai va saka, vorą, žalį vorą, reik pagaut, ir ton žalį vorą taip tarp pronkų gerą sutrint, stipriai anon sutrint, ton vorą, kad on įsigertų ir ronką. Ir paskui, o karvė išpoms, taip ir aiškina tą moteriškelę, dėl to, kad ana suėd žalį vorą. Vos sakau, nu kuo susirga, to tau reikia gydytai. Vadinasi, ronkas to sutrintas jau su to voreliu ir. Tik perbraukia per pilvą to nešpompusi. Sveka karvė, tu jau paspalik, pamėginkit, pabandykit. Tikra padės, tikra. Aš taip jau žmogus nemalagis, aš žėna visim, kad jau kas vis taip žėna. Nu, dabar jau rimčiau. Dabar padainiausiam, bet padainiausiam visi. Žemaitiška daina apie daktarą, evorą. Padainiausiam? Aino parkėjama, girdžiu parsėjina, kas ten suodini, iškrėpta voras, išau žaulelį, nusilaužė Dabar va pats mūsų jauniausiai žeit, Stautvyds, Daniel, ir mes padedam.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой, дьяволиля ману, аж не жена хорошо, мерку зелеману, аж не жена хорошо, мерку зелеману. Зинот не зиною, без пасьяною, вірки лишавши возирку, вас руду держали. Вірки лишавши возирку, вас руду держали. Прирішав зір'яли, вас руду держали. Хлопець явно звернужились, а в стояк летяли. Хлопець явно звернужились, а в стояк летяли. Kaipgi gražus palaidus miestelis, dar gražesnė bajorų dukra, dar gražesnė bajorų neprastas tėvelius kaunelis, sau neprastas Ten paduosim. Taip.
Kita. Ir Ilgo polė vingorda mane švainika, lengvata maramta dralė, oi la ramta dralė, oi la jarano nešino. Brolele, marga dvara ramta dralė, oi la ramta dralė, jis čia krikštijamas bus. Nieko, aš pats tada. Tautvydai, kas tavo krikštatėvis norėtum, kad būtų iš mūsų? Gerai. Tada lenkis žemiau. Lenkis žemiau. Tada. Pasiimk žvakelę savo, užsidėk žvakelę nuo manęs. Pasiimk savo plokštelę, Ieva. Nu jau dabar. Ieva, tada krikštijam į kupolę, pasiimk žvakę. Kas nori, kad tavo auklėtoja? Kaip man praeit, Leonai, kad aš tavęs nežinau. Laikyk, lenkis. Atsišaukė man galą, užkariniojo, už aukštųjų, užkariniojo, už aukštųjų, už Marelio mėlynų, užkariniojo, už aukštųjų, už Marelio mėlynų. Šalalen polė
Mes kažkokią tai pagarbą visam jau prie vandens buvom, žvakutę susidegėm, dar kartą su ugnimi susidursim, bet dabar esame prie medžio, prie klevo. Klevas yra sodybų medis, namų medis. Ir mes dabar sukurkim tokį mažytį aukuriuką iš čia, tarsi simbolį kokį nors, tam, kad būtų pagarba tam medžiui, kuris auga kieme, kuris auga namuose, kad kartu būtų pagarba ir mūsų visų, kiekvieno mūsų namams. O paukštytę savo taip pat atiduokime šitam medžiui. Iš viršūnės, kad ilgėlė, Atsisveikindami su Saulė, jai dainą ir paskirkime. Saulė nusileido už aukšto kalnio, sulaukėm vėželio, šilto sugulė žvėriolė ant aukšto kalenio, sutūpė paukštelio ant medžio šakos. Žoliom berštvė turtingi labai šitie būsimieji metai. Ir tik tai pasirinkimas, dabar tu suki galvą, arba nesuki, arba suksi, nežinau ką, bet ką tau reikės, kitaip sakant, galvosūkis ir kurį pagalvok gerokai. Atsisėdau pailsėti padobėlėliu, vėjelis pūtė, vidudis dosgė, mergas buvo pailsėtis padobėlėliu. Liaudai, pašvieskit, mes susikabinsim. Geniutė, au, o kai yra? Nu dabar nepasileiskit, nes paskui bus negerai. Duoti dešinę ar kairę? Palaukit, aš kaip ne... Nepasileiskit rankų. Negalima pasileisti. Net yra visose legendose, taip sakoma, ten, kur negirdėt šuns lojimo ir negirdėt gaidžio giedojimo. Vadinasi, taip toli, kad aplinkui jokios gyvenvietės ir jokio žmogaus nėra. Ir dabar įsivaizduojat, mes einame visi kartu, einam už rankų susikibę. Ir tai kiek visokių, tai nesmagumų, čia griūvam, čia vėl už šakos kokios užkliūvam, o eit vienam pačiam naktį.
per šitokį mišką. Tai turbūt reikia didelio atkaklumo, didelio ryžto ir didelio noro tą paparčio žiedą surasti. Nueikim truputėlį toliau. Aš būsiu čia, jūs mane surasit pagal šitą šviesą, mes laužiuko nebekursim. Susiraskit savo medį, kiekvienas savo medį ir padraugaukit su juo. Medis niekada jūsų neparduos, niekada jūsų neišduos. Jam galit pasakyti, su juo galit pasikalbėti. O jeigu dar padainuosit jo, tai nebus didesnės garbės šitam miškui ir šitam šventai, negu kad jūsų padainavimai. Apsiprauskit rugių rasa, matysit, kokie jūs būsite gražūs.
ką jis ant slieko kabins. Ant slieko žvakė kabins. Man nesisek. Ir tu mane visą apdeginai. Mano žvakė nesisek man kažko tai. Žinai ką, tu paversk truputį. Pašnekėjai apie gydėjų ir nepsisek. Va. Aš sakau, kad nepsisek. Nu, kaip paskanusi. Nu, ant dėl to stovėjau zuikutį šoviau. Kodėl? Vandenin žiūrėjau, iš katro šalia vandenėlis. Šitą, pirmiau. Jo, bet tos dar nedainavom, man dėl to O kai vainiką Nu, žiūrėk. Ai, kaip. Gražiai? Užteka sau.